Turbūt niekas negali ginčytis, kad azartiniai lošimai, kaip ir kitos priklausomybės formos, sukelia rimtų socialinių problemų, dėl kurių kenčia ne tik tai pats lošėjas, bet ir visa visuomenė. Tai yra kompleksinė problema. Globaliam pasaulyje sparčiai plintant interneto prieigai, stipriai didėja nauja priklausomybės forma, priklausomybė nuo azartinių lošimų internete. Per 14 metų nuo 96 azartinių lošimų rinka smarkiai išaugo. Taip pat kaip ir rinkos augimas, taip pat ir bendrosios įplaukos iš lošimų pasaulyje tik tai augs. Kol nėra sukurta bendra ES internetinio azartinių lošimų reguliavimo sistema, šie skaičiai gali džiuginti tik internetinio azartinių lošimų verslo atstovus. Europos teisingumo teismas yra pareiškęs, kad ir azartinių lošimų paslaugos turi naudotis judėjimo laisvę ir kad valstybės narės turėtų šios klausimus pačios reguliuoti, atsižvelgdamos į savo vertybės bei tradicijas. Visgi, pavyzdžiui, Lietuva yra tarp tų ES šalių, kuriuose uždrausti internetiniai lošimai. Tačiau laisvas paslaugų judėjimas užtikrina galimybę lošti, turėti laisvą prieimą prie internetinių lošimų ir uždraudus lošimus visoje ES vis tiek nebūsime apsaugoti nuo lošimų registruotose kitose pasaulio vietose. Todėl būtina sukurti bendrą ES internetinio azartinių lošimų reguliavimo sistemą, atsižvelgiant į rizikos grupių apsaugą, ypatingai atkreipiant dėmesį į nepilnamečių apsaugą bei piniginių atsiskaitimų kontrolę. Kalbant apie nepilnamečius, tai ne vien tik tai azartiniai lošimai, kurie susiję su piniginė išraiška, bet ir tie žaidimai, kurie kelia priklausomybę, dažnai yra agresyvaus pobūdžio, agresyvaus turinio. Tai yra taip pat didelė problema. Ir ši situacija beveik identiška mūsų taip dažnai svarstomam CO2 išmetimo klausimui. Internetas irgi neturi sienų. Todėl, jei turėsime skirtingas internetinių lošimų taisyklės ir nuostatas, bus kaip ir su klimato kaitos problema. Daug kalbų ir dėja mažai rezultatų. Dėkui. Merci, vous avez risqué une comparaison tout à fait intéressante et éventuellement un peu hasardeuse, mais on comprend bien ce que vous voulez dire sur la question de ces jeux.